anksčiau. Čempionai. Jie pas mus ir jie su mumis. Taigi dabar pasitikime tai. Sveikinimai. Savo geležinės valios pastangomis Robertas įrodė, kad finale galima žaisti ir nugalėti ir su viena koja. Ar jūs žinot, kad Robertas Javtokas atidavė viską, ką galėjo? Jis žaidė iki tol, kol mes laimėjome. Ačiū komandos kapitonui. Tai yra pats aukščiausias. Per apdovanojimų ceremoniją medalių teikėjams reikėjo aukščiausiai stiebtis, norint užkabinti jam bronzą. Protinis suvokiamas dalykas. Tai ko tu tikėjaisi? Nežinau, neįmanoma papasakoti už tai, dabar ką mes kiekvienas. Tadai! Šiek tiek apie Tadą. Fantastišką pažangą per pastarosius metus padaręs krepšininkas. Aikštelė buvo nepajudinamas lyg puntuko akmuo. Stovėjo tvirtai ir nenugalimai. Bronza yra tavo karjeros pradžia, kolekcijos pradžia. Kaip sakant, brangiausias, įspūdingiausias ir... Ar supratote Tado užuominą? Užtenka jam bronzos. Jam reikia sidabro ir aukso. Lauksime. Prisižadėjote. Martyną Gecevičių. 3 Martynai. Nu, šiuo atveju viena iš mažesnių. Martynai! Vilnius tavęs laukia. Martynas Gecevičius. Jeigu Martynas būtų indėnas, jo vardas būtų taiklioji ranka. Bet jis tiesiog yra puikus krepšininkas. Ir žinoma, svajoja kovoti apie kuo daugiau medalių įvairių spalvų. Na, visi krepšininkai, jauni krepšininkai yra alkani. Ar tu alkanas grįžai iš Turkijos? Norisi kitų spalvų dar? Kai pamačiau, kaip čia žmonių, tai kas būtų, jeigu būtų ne auksą. Sima Jėkš pas mus, čempionė! Simas Jasaitis rungtynėse su Argentina savo tritaškiais virkdė argentiniečių vaikus. Mes matėme per televizorių, kurie buvo arenoje ir laukė savo dievukų pergalės. Rungtynių pabaigoje kaip vaikas verkė Luisas Skola. Žinoma, nekalbėsime jau apie serbų ašaras. Jų buvo daug. Fantastiškai bėgantis snaiperis, kuris kartais pamiršta, kad yra ne vidurio puolėjas. Tiek, kad kovotų kamuolių, tai yra neįtikėtina. Simai, iš kur tu žinai, kur nukris kamuolys? Rungtynės su serbais parodė, kad tu aukščiausias klasės vidurio puolėjas. Matematika 2x2, 4. Vis tiek jis turėtų kažkur nukristi, taip? O dabar aš nežinau, kaip reikia pristatyti video, kuris yra su Simu. Čia reikės kokias 10 minučių rodyti. Ir tai bus vien tik tritaškių serijos. O kur dar gynyba, kur dar atkovoti kamuoliai? Dėmesio ekraną! Simo Jasaičio įspūdingiausi momentai. Aštrus kaip peilis, matantis aikštę kaip erelis, taiklus kaip Robinas Hudas, nemirtingas kaip jo bendrapavartis Dankanas. Taip, tai yra Mantas. Įsimintiniausias momentas, kai bronzinio finalo pabaigoje jis sėdėjo su 2 skirtingais batais. Ar tai buvo eilėraščio, mano batai buvo 2, vienas dingo, nerandu interpretaciją. Kas atsitiko, visiems be galo įdomu sužinoti. Kas jam atsitiko? Tiesiog tau jis nebepatiko tuo momentu, ar kažkas suplyšo? Ne, suplyšo į duobę, pataikiau, suplyšo ir tada pasima kitą. Robertai, suplėšiai batą? Ne, jis į duobę įlipo ir ten patašė. Nu, suprantama, Turkijoje grindys nėra lygios, galima įlipti ir į duobę. Ar norit įspūdingų momentų su Mantu Kalniečiu? Dėmesio, žiūrėkime.
Mantas. Kleiza. Anksčiau prie mūsų. Epitetai tau. Kol Juozukas negirdi, pavadinkim jį geriausių rinktinės krepšininku. Bet jeigu Juozukas girdės, jis pasims aišku savo tuos epitetus. Linas buvo išrinktas į geriausių žaidėjų simbolinį penketą. Bet man atrodo, kad geriausias penketas stovi čia scenoje. Su tavim, ar ne, Linai? Čia geriausia 12 žaidėjų stovi su manim. 11. Iš jų išeina daug penketų. Čia yra patys geriausi, kuriuos galėjai surinkti. Va čia yra vyrai, kurie atidavė viską, sveikatą ir taip toliau. Čia jie stovi. Tai Linai, tai kaip šventėt? Ne, tikrai ne. Mes geriam tik tai Sprite'ą. Kas? O gal negali? Pergalė šampanas tegulėjas visoje Lietuvoje šiandieną. Aš asmeniškai ne, dėl vyrų nežinau. Gerbiamas treneri, su didžiausiais sveikinimais iš Lietuvos. O dabar legendinis Mes už. Visi kartu, visi kartu. Lietuva! Vadai! O dabar mes visi kartu. Mes už. Pirmiausia, noriu padėkoti ir pasakyti, jeigu šita rinktinė, šita komanda pranoko lūkesčius, tai jūs žmonės, jūs pranokot irgi mūsų lūkesčius. O dar noriu pasakyti, kad už šito rezultato, už šitų nuostabių akimirkų, didelis, sunkus darbas, tikėjimas, didelė širdis ir vienybė. Ačiū Jums už šitas akimirkas. Ačiū.